priklausomybė tai nėra apie tos skaičius, kiek čia išgerti, tai daugiau yra apie patį santykį su ta medžiaga arba su tuo elgesiu. Facebook, man atrodo, sakė, kad jie sukūrė tą tokią sistemą vogti žmonių dėmesį. Laiką turbūt labiausiai. Laiką, jo. Yragi visi skrolinimas veikia kaip kazino realiai. Žmogus skrolina ir ieško kažkokį jackpotą. Moterų pornografija yra šopinimasis, ar ne? Galim sakyti Kas irgi. po to slypi? Tai yra savivertės klausimas. Kodėl? 95% žmonės veiksmų ateina iš pasąmonės, kur yra įsitikinimai, kur yra traumas, emocijos, jausmai. Ir tik 5% sąmoningai. Tai žmonės supranta sąmoningai, kad jiems tai kenkia, bet paskui sako, kaip aš čia pavartojau, tai nes 95% tavo veiksmų ateina iš pasąmonės. Negalvoti, kad tai savaime išsispręs. Tai yra vidinis noras, apskritai priklausomybės nėra apie pasirinkimą. Aha, Žmogus šitas nesirenka. Ir paklauskime mažo vaiko, kaip klausime vaiko svajonių. Ar bent vienas iš jų sakė, aš būsiu užaugęs ten priklausomas. Girtuoklius. Nu, nieks nesako.